Styling dalys BMW ir kitiems vokiškiems automobiliams. Greitas pristatymas iš sandėlio Lietuvoje. Tuning.lt. Tai ką, sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Šiandien mes netgi dviese su Mariuku pradėsim daryti projektėlį. Marius čia vienintelis draugas, kuris sutiko daryti plaustą kartu. Kiti visi pirikūpina, ten, nežinau, daro, iš sporto salės vaikšto, girdėjau. Po kiekvieno tavo projekto po vieną vis... Po vieną atkrenta. Bet pagrindinis Dariukas, tėvynės labui Dariukas šiandien atiduoda, todėl jo nėra, bet įsivaizduokit, kad jis sekančiose serijose su plaustu atsiras čia. Kaip supratot? Šiandien mes darysim plaustą. Plaustą savadarbį ir su kuriuo turėsim praleisti gerai laiką, praplaukti ir pažiūrėti, ar išvis iš mūsų rankų gali gautis kažkas gero. O kas dar ant to plausto planuojama? Ne tik plaukimas paprastai, o grilius, stalas, nealkoholinis gėrimas Coca-Cola. Ir aišku, tas plaustas bus daromas realiai pažvėjot, praleisti gerai laiką. Ir mes tiesiog norim įrodyti jums, kad tai įmanoma. Ir jūs su savo draugais, su Hebra galite susirinkti ir padaryti tą patį. Visus paskaičiavimus darysim nuo pat pradžių. Teisingai. Ir šio projekto pabaigoje jūs pamatysit, kiek tai atsistojo, ar buvo tai sunku, kokie sunkumai mūsų lauks ir ar išvis plaustas plauks. Ir mes nenuskęsim. Įsivaizduojam, viena bačka bus kiaura ir mes va taip visą laiką eisim po vandenį. Jo. Aš tai greitai tada variklį nuiminėjau, nes pats brangiausias dalykas. Ir akumą. Bus įdomu. Iš karto uždėkit laiką, prenumeruokit kanalą. Kas darė, parašykit Lietuvoje tokį projektą, parašykit irgi, pažymėkit juos. Aš būtinai pažiūrėsiu, pamatysiu, pasisemsiu idėjų. O dabar mes pradedam. Vasara, taip, už lango kaip visada lyja. Mūsų tokia lietuviška vasara šių metų. Neišjunkit video, jeigu matot pastovi kadrus iš garažo, mes tikrai plauksim ir bus įdomu. Nuo ko noriu pradėti? Nuo biudžeto. Iškart pagalvojom, kiek jau mes pinigų išleidom. Nes serija be pinigų išleidimo negalėjo prasidėti. Mes nupirkom variklį. Esmė, jis yra Johnsonas 80-ųjų metų, aš 99. 20 arklių, dvitaktis. Ir tai man kainavo 180 eurų. Galbūt matėt jau porą kadrų, kad jis bet kol kas dirba. Ai! O, kažką. Gavai. Gal nuvažiuojam tą už tų kadų, nuperkam ir viską? Žiūrėk, mes negalim čia įdėti su suktuku. Galvotų, bet du ausis, na. Jobanai. Aš prasuksiu. Sen prasukau. Aš dėl to ir pirkau, kad starteris. Labas vakaras! Jo, šiaip su tepalu reikės sumaišyti. Nu ką, vienas dalykas nuveikia. Šiaip už jūsų nugarų dabar matot daug medienos. Negalvokit. Mes sukūrėm naują verslą. Mes modulinius namukus surinkinėjom. O kas būtent darosi šitoje serijoje, jūs to jau pamatysit. Trumpai informacijos. Kur aš be savo rėmėjų, kurie man padeda kurti tai, ką mes darom. Tai ačiū labai Carverticalui ir taip pat norėčiau jums papasakoti trumpai, ką gali šitą programėlę. Gali parodyti, kiek automobilio savininkų buvo, ar buvo nusukta rida, iš kurios šalies atvyko, kokia komplektacija ir išvis kiek buvo avarijų, koks to automobilio gyvenimas. Tai papildomai tikrai padės jums neapsigauti su pirkimu. O su mano nuolaidos kodu Rolandas jūs gaunat net 20% nuolaidą. Tai ačiū, būk su Carverticalu ir būk saugus. O mes statom ne modulinius namus, o plaustą. Varom, pažiūrėsim, kaip sekasi. Ar nenuskendom dar? Gazuojasi į priekį, gazuojasi atgal. Tai labai gerai. 80 eurų kainavo mum kuro bakelis, perėjimai greitos jungtis, o daugiau mes nieko ir ne. Nieko savo, dividuk, aš ten neatkreipiau dėmesį. 8 eurų kainavo. 8 eurų. Bakelis? Bakelį. Aš sumokėjau 100 ir 20 gavau gražos. Bakelis, viena greita jungtis, antra greita jungtis,
2 žarnelės pompykė ir hamutai. Ir čia greitai jungti. Šiaip laukia brangus projektas. Tai skaičiuojame, 260 variklis su kūru, su bakeliu yra. Akumas liko nuo senų projektų, čia normalu. Mažas akumuliatorinis, va. Kad plaustas mūsų nebūtų sunkumo, mes paimsim va tokį akumuliatorių. Akumuliatorių? Mes paimsim akumuliatorių. Nu tokį akumą mes paimsim. Black Max Friday plus 30%. Ilgoje TX 7 ABS. GEL 615 12V 7H. Viską, karočiui, paprastas motociklo akumas. Pagrindinis dalykas, be ko plaustas negalėtų būti, tai be bačkų. Bačkų yra 12 vienetų, 11 vienetų raudonų bačkų po 220 litrų ir viena bačka mėlyna. Viena mėlyna. Ir tai man kainavo 30 eurų. Ne tai, kad jos pardavinėjo kažkas. Jos pasiūlė nemokamai, bet negalėjau aš nemokamai paimti, tai paėmiau dovaną žmogui, įteikiau, kai paėmiau bačkas. Tik tiek kol kas pasakoja, eina gandas, kad pats brangiausias dalykas yra medžiagos, iš ko darysis plaustas. Mediena. Dabar, kai jau žinot, ką mes turim, mes einam planuot statybas. Nu, tai viena pusė yra 3x4, tai 12 kvadratų lygiai. Tai 24 kvadratai. Futbolą galėsim. Galim mažinti. Ne. Nu, ar reikia? Nu, galim sumažinti, bet tada jau nebus toks, jis didelis. Nes dabar tai labai didžiulis bus. Supranti, kame replės? Bus. Kiek čia metrų? 2 metras, Lukas. 3 metrai. Tai mums reikia mažiausiai, kad būtų bent 5 metrų. 1, 2, 3 ir va. Plausiu. Čia yra mūsų plaustas. Mariuk! Kol pro palapinės, kol pro stalus. Toks atbėgė. Nu, jo. Per visą, Baržą. Deividas sako, per visą va šitą aplinką. Bet tu nepamiršk, Deividu, kad mes galim daryti čia vieną dalį, išnešti ir pradėti daryti antrą dalį. 350. Nu, ką kortelę paims. O į senukus važiuojam? Jo, važiuojam. Ar į depo? Depo toli. Už tai depo gali būti daug pigiau. Nu, bet čia arčiau, pabandom čia pasižiūrėti. Aš dar turiu senukų naudų pratelę, tai. Šiuo metu mes važiuojam pirkti medieną. Medinės medžiagas. Bus didelis, geras, gražus. Man svarbu ten pastiprintą vietą. Nuoma bus. Pastiprintą vietą reikėtų, kur variklis kabo, pastiprinta vieta turėtų būti, Mariuk. Pastiprinti. Dar vietą reikia rasti, kad nemaišytų, uždengsim atskirai akumuliatorius su kūru. Akumuliatorius? Akumuliatorius. Nu, Rolandas akumuliatorius. O kaip gerai? Akumuliatorius. Taip. O aš akumuliatorius? Akumuliatorius. Vėl serija užblokuos dėl keiksmažodžių. Jo, baną gavau. Gavom baną, žodžiu, nepraleidžia serijos normaliai. Ir žmonėm neduoda tiesiog žiūrėti, reikia jungtis, ten vos ne pasus. Rodyti, jo. Tai... Bet apie liūdnas žinias mažiau šnekam, einam geriau, užpirksim medieną. Taip. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. O po 5 nieko neturi dėti. Depo, ne? Supratau, važiuojam depo. Bet, aš tik sakau, ko mums reikės. Kas šitokio? Su jos sujunginėsim dvi... Jo, padarysim skylės, prekišim, kiek reikės atsipjausim. Šaibų reikės? Šaibos dėsim didelės ir užveršim. Kiek tokių reikės? Tokių? Kaip 5. Ne, tokių tai 2. Kodėl? Taigi mums tik tiek reikės, maksimum. Supratau. Ir susipjaustysim. Gerai. Tai va, tai pasiimsim tada tenais jaučiu viską. Aš manau jo, depo viską paimsim. Kur, telefonas nukrito. Naujas telefonas. Naujas. Deividuka, sėsk. Aš manau, kad... Apšvietimas tai gaidys, ne filmavim. Normaliai.
Reikia kiek vienetų. Davai daug paimsim iš karto. Nes man... Paieškau dar šaibus iš karto. Gerai. Užsukam. Žiūrėk, gal bus vyresnių, bet tokių pačių didžiulių. Va ten apačioj žiūrėk yra. 23, 24, 25. Vsio. Viena bus. Kelintas numeris. Tram pirmas, tai kas atvažiuoja. Va šit... Aš planavau pasikalbėjau apie šitą. Aš irgi. Nu, kad bačkas pritvirtinti. Nu jo. Užteks. Važiuojam. Greitai paėmėm busą, važiuojam dabar į depo ir pripirksim medžiagas. Mes jau kaip ir išsirinkom, liko tik pakraut, apmokėt ir išvežt. Visas medžiagas plaustui šiandien bus paimtos, apart smulkmenų. По-любому не įdėsi. Čia jaučiu kokių 20 leks dar jau. Su tokiam skaičiavimu, tai čia gali būti, žinok. Nu, bet tai nieko. Daugiau nei mažiau. Ne, tai daugiau yra visą laiką geriau. Šonus padarysim, ne, Rolandai, gražiai, viską. Taip. Nu, kiek čia trūksta dar? Man turi būti gražus plaustas, man nesvarbu. Nu, tai bus achuja. Jūs šiaip sekundai noriu pasakyti. Vat galiu sumest greitai va čia va. 1, 2, 3, tu gal internete rasi, kokios kainos plaustų yra. Po 4 štukytės eurų, po 3,5, po 3. Pigiau 2 aš nemačiau. Arba tie samadėliniai yra po štuką. O kiek mes čia paliksim dabar? Nu, 700 čia kažkur. 700 eurų. Ha, medienos. O davai padegsim. Kartu su busu. Ir viskas. Ir 700 eurų dega. 700. Busas dega ir plus reikės 300 eurų franšizės atiduoti. 700 dar pusė medžiagų liks, tai. Nu, namą galiu Tai pradėti. dar 17 tų reikia. Jo, tai važiuojam krauti. Tai jeigu bus blogai apskaičiavimai ChatGPT, tai reiškia jie ir kalba. Aš visko klausiu ten. Realiai. Aš pasiruošęs daryti iš lentelių, kad būtų gražus, va tokiom lentelėm, žinai, tokio storio, va tokiom lentelėm, kad jis būtų va toks. Tai tu čia iš vis tokį škarną projektą galvoji? Darysim mėnesį vaiką. Šitą tai aš greitai man pusdienis ir aš uždarysiu visą šitą. Nu gerai, po 4 mėnesių. Žiūrėk, vis tiek, pirmiausia, mums yra svarbiausia karkasas. Čia variklis išvys, reikia išpjauti. Ką išpjauti? Nes čia variklis kabės. Neišpjausi, nieko, kam tu išpjauti? Nes ant tos lentos, kuri čia bus. Nu tai čia padarysim vieną aukštesnę tokį irgi storą lentą. Ir užsimaus savo šitas variklis. Nu gerai. Žiūrėk, dėsim čia, sukalsim viską, padarysim normaliai, uždėsim terasinės lentas, bus gražu, miela ir malonu. 5 valandą vakaro, buvom čia apie 10, ne, apie 11 buvom čia, tai nuvažiavom tik medžiagos, va, pripirkom. C'était de jouer un humain qui soit addicté.
Nu kaip progresas, maniau? Judam po biškį į priekį. Nu, Karkasas jau beveik susuktas. tai čia jau beveik. Čia jau viskas susukta. Čia jau beveik. Tik tais čia skersiniai, kur bačkos bus po 40 cemų sudėti, kad neišskėstų. Čia ir ten. Ir prisisuks bačkos. Viskas, kaip siverčia. Ir tai lydintėmis įkala viskas. Ar dar sekantį darysim? Ar tiesiog? Šiaip jo, galima. Galima, aišku, vieną padaryti iš karto, tada žiūrėti, kaip atrodys. Galim ir kitą daryti. Nu jo, čia nuspręsime, manau. Bet gal jau čia reikia pasibaigti vieną pamatyti. Jo. Nu, bet atrodo kol kas, kad čia bus didžiulis. Prikolų, nes pavargau jau, bačkas čia kelno. O jūs klipo nenorit nufilmuot kokio nors? Pailsėt su Hebra 8 kamerą? Duok, tu man kuo sukt. Nešu toliau? O ko tu nepadedi, Dominikas? Aš padedu. Dabar per vytį. Jo. O bačkų nešiotojas. Aš pergyvenu, kad čia tik pirma dalis. Aš žiūrėk, pasidarom šitus ir vai susimetam dalylintis. Vieną pasidarom. Ir tau ramu bus, jo. Susigrėžiam skylės, per kur jungsis. Čik. Davai. 40, jeigu čia 8-2 lenta. Todėl, kad reikia po 40. O pasakysiu. Ir šit čia? Taip. Duok, pamastį. Žiūrėk, viskas, palauk. Žiūrėk, aš tau parodysiu, kaip reikia daryti. Dar, žiūrėk, pasimė tada šitą. Aš nežinau, jis tam skirtas ar ne, bet, žodžiu, tai va tiesiai pasidedi. Ir pagal tai pjauni. Pagal kurį čia pjauni? Nulį. Landai. Proto bokštas. Ne, su juo sunku dirbti tiesiog yra. Labai sudėtinga. Žinau, aš dėl to ir galvoju, dėl ko pas jį visi pabėgo. Va, Domce grįžo. Pas tėvą. Pas tėvą grįžo. Jis daug reikalauja labai, Rolandas, žiauriai. Labai, jis griežtas labai žmogus yra. Jis už kadro muša šiaip. Jo. Mergas ypatingai muša. Va. Muša? Muša, aš sakau, jis labai stipriai muša. Va, net nerodo mėlynių. Šiaip aš dabar taip galvoju, nu okei, va šitų tai yra normaliai. Bet va čia, šitų šiam vieno. Čia iš viršaus, kai reikės uždaryti... Tai tu paskaičiuok. Nu... Čia va vien jų apie 25 eina. Nu, o ten 61. Labai atsiprašau. Ar yra apskaičiuota bačkos galia, kuri yra... Apskaičiuota? Viskas apskaičiuota. Pažiūrėsim. Tada praktikoje išaiškinti. Va, išaiškinti. O tu apskaičiavai per ChatGPT, ne? Taip. Ir viskas, žiūrėsim, ar robotai teisingesni ar žmonės. Būtų viskas, būtų geras oras, galim susukt, išnešti lauką, gali surinkt, turiu omeny
viską užfiksuoti ir aš galėčiau su jo daryti. Mums reikia lygaus pagrindo, supranti? Ten lygus pagrindas. Kur? Ten lygus pagrindas? Nu, plius minus. O kur tu nori tenai, kad mes nuneštume? Ne, tai geriausia, tai yra čia, kur lygu. Taip, bet čia, matai, čia tik viena pusė, antra netilps. Kodėl netilps? Tilps. Užlenksim tas šitas. Gal, bet aš abejau, kad jau. Ir šitą mes apsuksim, į ten pristumsim iki galo ir tada kita čia drąsiai tilps. Nu, gerai. Nu, čia tikrai yra 6 metrai ilgio. Gerai. A pavargo? Žinok, atrodo taip, kad darbas eina labai greitai. Neina jis greitai. Mes darom greitai, bet atrodo viskas lėtai. Kiek dabar valandų? 8 valandų. 8. Nuo 10. O tik pirma dalis plausto darosi, dar reikia antro karkaso daryti. Ką, tu gemalas šipsaisi čia? Sunku kapoto, tu čia dar filmuoji. Koks grožis ir žiūrėk. Čia reikėjo tokio sprendimo biškutį. Kad būtų tiesiai. Šiaip sprendimas neblogas, nes čia bus priekis. Laikyk maždaug lygį. Čia va galėčiau įsukti, ne? Koks skirtumas toliau įsuk? Kaip tu? Ai, va taip? Nu, Tai papildomai bus šitų skilių. Čia pirma dalis. Dar tokia pati bus? Jo. Kam? O ką, čia varysi uždėti ir va čia balalaika? Kažkai nesąmonė, ne Rolando lygis. Ne Rolando lygis, o bus dar. Ai, kaip tada bus. Ne. Koncą galėsi savo surinkti. Būsi kaip Evergreenas. Panamas, nu Panama, ne? Tai kur skersai Nemuno atsistosi, Nemuno Neries atsistosi ir užstriks. Ai, kaip tas laivas? Jo, Evergreen. Kepsnynė, stalas, kėdutės visi atsineš savo, plus dar reikės tos neatramos, o kaip, nu, atitvarai. Kur galima bus tokie storesni, kad galima būtų atsiremti, žinai, jos. Paremti jo, va taip va. Bus labai gerai. Nu, bandom daryti kitą, dabar reikia versti ją. Aš neįsivaizduoju. Ant virš. Šiaip galima ant viršaus daryti. Jo. Pagal tai matysim, kur suktą medieną iškart. Tokį patį ir padarys. Galima, aišku, ir apverstmėsi. Apverčiam. Nu, ir darom pagal tą rėmą tokį patį, nu, kad nesiskirtum. Jo. Bet nesugadinsim mes medieną. Ne, padėsim šitų lentučių papačiam, visi dabar pasistatom į tą pusę. Padedam biškutį tų mažų lentučių. Ai, kad tu turėtum ant ko atsiremti. Nu, kad ant pačios būtų. O, svaigau. Nu ir va, viena namo siena yra. Čia? Va. Gerai. Va, dabar reikia pagalvoti, kaip mes įteksinėsim į ten. Po biškį va taip atraukiam ir viskas ir guldo. Dominikas sudės lentutės ir mes paguldysim. Jis dabar belia kokio sunkumo. Gerai, Pala, laikykit. Neatsigulda. Bet mes neįremėme. Tai davai, pakeišim. Ana, reikia lentučių pridėti. Lentučių. Palauk. Atrodo, reikia tu per vidurį, tai Po biškį. Davai, po biškį. Davai. Bet reikia kažką... Prilaikyti. Reikia Jis slys. iš tos pusės laikyti kažką. Jo. Katrina, laikyk iš tos pusės su koja. Aha, Deivi, tai geriau tu. Kim. Tiesiog, okei. Kad neslys, koja pas. Tai kur rankos trebės. Davai. Kad jis biškai turės paslysti, nes mums reikės, kad... Davai. Gerai. Davai reikia biškai, kad paslystų. Gerai.
Pavalykit rolą ten. Dar pastumkim ten. Dabar palauk. Su, deg. Kelias ar ten, ar nereikia? Tai pakels. Čia jau užtenka. Pirštus. Blemba, nu va dabar va progresas iš karto, bam, jau antras karkasas sukasi. Kuo vėliau į naktį... Patirtis, žinai, viską. Jo, kuo vėliau į naktį, tuo geriau vyriukai dirba. Jo. Jeigu plaukimas būtų rytoj, tai mes Padarytume? padarytume tikrai. Per naktį, jo. Va čia va reikės, žiūrėk, sujungimai, ne? Nu. Dėsim dar tokį. Nu čia. Nu, čia varžtas ir čia varžtas. 3 varžtus ir čia 3 varžtus. Ir tada čia. Ir kitoj pusė irgi turi patį. Varžtus. Žiūrėk, tokį patį ir varžtus. O čia per... Irgi dėsim varžtus. Su varžtais. Atpjaunam, padarom skylę, susukam šaimą. Tas pats per tą patį. Realiai, tas pats nėra ką rodyt. 5 valandas mes darom tą patį. Ir tai biškį erzina, nu, ką padarysi. Viskas dėl jūsų žiūrovai. Realiai. Dėl žiūrovų. Dėl komentarų, dėl laikų. Ne, čia kaip tas. Dar taip ir bylos. Viskas normaliai. Atidėk. Nėra, jeigu suprantat ant kiek. Numirti per tavo šitą žirklės. Dai, padaryk žvakę, mokai padaryk žvakę. Žvakę? Vai. O! Tiesiai. Čia pėstėrka gyva. Teisysis raudonas. Davai 20 suspaudimų dabar. Da lengvai. Nepadarysi gal. Sumontuok. Sumontuok. Vienas. Nu, toliau pats. Update'as jums 12 nakties ir šiandien pastatysim, atremsim į sieną ir šiandien viskas done, nes jau visi tiesiog be energijos, be jėgų. Nu tai įsivaizduokit, va, Rolandas nusprendė ne tai, kad klaustuką pasidaryti, bet tiesiog didesnį už Vojulavičiaus namą tiesiog pasidaryti. O aš čia negyvensiu, o tiesiog paplauksim. Update'as, kad dar pirksim bačkų, nes trūksta. Ką? Mes dar bačkų dar pirksim, 6 bačkas, nes yra mažai. Irgi, ChatGPT, viską mums chatas. Jo, tai mūsų laivas vadinsis ChatGPT Lietuva. O, šiaip davai. Kai nuskesim, tai jis tikrai atsimins. Šitas, jo, bus vietoj 12 bačkų 18. Nu, jų kaip ir turėtų jau užtekti. Šiaip jo. Po seriją pasakykit. Hebra, bus kiek ant kiek metrų? 4 ant 6. Jo, 4 metrai ant 6 metrų. Jo. Ane? Tai Hebra, pasakykit, ar nenuskesim mes su 12 ir ar reikia daugiau, bet mes galvojam, kad reikia daugiau. Reikia, nes labai sunkius. Nes bus ne tik, bus dar tvora eis. Tu stogą dar galvoji? Medinę. Stogą. Jau nebenori stogą. Kokį stogą tada galvoji? Kokį stogą? Nu, stogą nelabai gal. Bet tvora. Tu nejuokau. Tvora, Mariuk, tvora aplink. Tvora žolytę apsisėsim. Jinai reikalinga, medinė, tvorelė, kur galima būtų atsiremti. Tokio va aukščio, kad galima būtų atsiremti, žinai, įmest. Ir Trenkiam per pimpalą, prašau. Tada reikia
Tada reikės dar mums šašlykinę pastatyti. Aš šezlongai. Malkinę dar kad būtų šiandien. Tai. Žodžiu, reikalų daug. Mes nuskėsim. Šiaip dabratų. Kaip lygiai nupjauti? Čia nuostabiai, Mariau. Žiūrėk. Wow. Kokia mūsų užduotis dabar olai. Žodžiu, mums pritrūko, buvo apskaičiuota ant 3 lentučių. Todėl šiandien serija baiginėjasi, nes visko neįmanoma apskaičiuoti, parduotuvės uždarytas, tai stipriai ant mūsų nepykit. Bet manau, mes padalinsim, mes tai filmuojam toliau, o jūs liekat, kaip sakoma, už kadro ir laukiat visą savaitę serijos. Manau, šitą projektą padalinsim ant 3 dalių, kitoj serijai. 2-3. Aš norėčiau kitoj išplaukti. Marius sako, no shot. Nes čia planų daug, šašlykinės, stalai ant šito žodžio. Plius reikia užsisakyti transportą. Jeigu jūs Vilniuje dirbat ir galit pakrauti su Fiskaru 6-4 metrų plaustą, neuždyka, o galbūt norėtumėt pasirodyti, pasireklamuoti, papult pas mus į seriją, su mielu noru laukiu. Jeigu ne, sumokėsiu, viskas tvarkoj, bet mums reikės nuvežti iš Vilniaus link Molėtų. Ir svoris didelis, ir plotis į dvigubą. Svoris davai taip. Svoris skaičiuojam grubiai toną 200. Su bačkom bus tona 200. Tai va. O kol kas tik tiek. Ačiū, kad buvot. Pakomentuokit, ką darom ne taip, ką dadėt, ką plaustę matytumėt. Aš matau šašlykinę, matau tvorą, matau variklį, matau atskirai vietą benzui, akumui, su starteriu, viskas, kad būtų patogumai, visi patogumai, stalas per vidurį bus, kad galėtumėm visi su Hebra susėst ir sėdėt vietos, kad pasistatyt meškerės, jo. Parašykit, kokių patogumų dar trūksta šičia. Galbūt kas nors norit papildyti, padėt mum kažką. Ačiū labai, iki sekančios serijos draugai, mes labai pavargom. Ačiū už kiekvieną laiką, ačiū už kiekvieną komentarą. Aš be jūsų negalėčiau gyventi. Iki.